mūsų skaidrėmis. Parašykite, kas prisijungėte, ar girdite mus. Jeigu turite klausimų, irgi užduokite, mielai atsakysime. Jeigu žiūrite irgi įrašą, taipogi galite rašyti, atsakysime po vaizdo transliacijos. Taipogi, jeigu tik pradėjote sekti mūsų naujienas šio mūsų Facebook puslapio, galite pasižiūrėti ankstesnius mūsų pranešimus. Yra pakankamai aktuali informacija, ypatingai paskutiniu metu, siaučiant įvairiems virusams, vis dar nesibaigiantiems. Tai, manau, bus pakankamai įdomu pasiskaityti tiek mūsų rekomendacijas, tiek įvairių kitų specialistų. Taigi, galime pradėti. Tai temas, kurias aptarsime šioje video transliacijoje, pagrindinės tokios, kuo išskirtinė doTERRA kompanija ir jos eterinių aliejų kokybė. Mes šią kompaniją reprezentuojame jau pakankamai ilgai, daugiau nei 3 metus. Ir dėl to, kad iš visų eterinių aliejų rinkoje kompanijų mums doTERRA eteriniai aliejai pasirodė kokybiškiausi ir mes likome prie jų naudojimo ir labai tuo džiaugiamės. Taigi, jeigu dar nesate išbandę doTERRA eterinių aliejų, tai mielai rekomenduojame ir papasakosime plačiau apie pačią kompaniją ir kuo išskirtinė yra kokybė. Taipogi, kaip minėjau, antivirusiniai, antibakteriniai, antigrybeliniai eteriniai aliejai ir jų naudojimas, tai papasakosime apie pagrindinius jų ir įvairūs specialūs pasiūlymai šio mėnesio naujiems vartotojams. Taigi, kuo užsiema, ką mes darome? Tiekiame tyriausius ir pačius galingiausius eterinius aliejus ir jų produktus visame pasaulyje, tokia yra doTERRA misija. Kodėl mes tai darome? Kad jūs ir jūsų mylimi žmonės galėtų mėgautis sveika ir gera savijauta, tai kaip mes padarėme savo šeimose ir mūsų draugų artimųjų tarpe. doTERRA yra didžiausia eterinių aliejų kompanija pasaulyje, gyvuojanti jau 11 metų. Privataus kapitalo, neturinti jokių skolų ir kitokių įsipareigojimų, turinti daugiau nei $1 milijardo vertės turtą, beveik 9 milijonus narių visame pasaulyje. Taipogi kompanijoje dirba apie 3600 įmonės darbuotojų ir yra biurai 16 valstybių visame pasaulyje. Eterinių aliejų rinka 17 metais sudarė 5,1 milijardo JAV dolerių ir ši rinka, aromaterapijos eterinių aliejų rinka pasaulyje yra vis labiau auganti, nes žmonės vis labiau ieško alternatyvių medicinos produktų ir ypatingai eterinių aliejų. Ir yra prognozuojama, kad aromaterapijos rinkos augimas per artimiausius 5 metus sudarys apie 25%. Tai yra 2024 metais planuojama, kad eterinių aliejų rinkos dalis sudarys 25 milijardus JAV dolerių. Taipogi doTERRA yra jau ilgus metus pripažįstama kaip eterinių aliejų rinkos lyderė pasaulyje. Tai tas yra fiksuojama nuo 2015 metų ir šias pozicijas kompanija išlaiko iki šiol. Kaip pavyzdys, eterinių aliejų rinkos dalis Europoje ir kokią tą dalį sudaro konkrečiai doTERRA pardavimai. Tai Europoje praeitais metais doTERRA rinkos dalis sudarė 54%, kas buvo apie 380 milijonų eurų. Visa rinka, tai doTERRA dalis sudarė apie 180 milijonų eurų.
Ir prognozuojama, kad šiais metais doTERRA rinkos dalis Europoje sudarys jau net 65%. Kita dalis, 35%, yra visos kitos kompanijos. Tai galite įsivaizduoti, kokiais mastais auga ši kompanija ne tik visame pasaulyje, bet ypatingai Europoje. Kuo išskirtiniai doTERRA eteriniai aliejai, tai konkrečiai doTERRA taiko CPTG sertifikatą, kokybės standartą, kas reiškia turinti sertifikuotus tyrus terapinės klasės eterinius aliejus. Tai dauguma eterinių aliejų rinkoje yra, taip vadinami, sintetiniai, sukurti, naudojami dalis maistui, labai maža dalis yra tiesiog terapiniai ir konkrečiai doTERRA sertifikuoti tyri terapinės klasės. Tai ką reiškia šis kokybės standartas? Kad eteriniai aliejai yra švarūs, sudėtyje tik aromatinis eterinis aliejus, neturintis jokių dirbtinių sintetinių kvapų, yra saugus naudoti, patikrinti, kad neturėtų sunkiųjų metalų, pelėsių, bakterijų, toksinų, esantis stipraus poveikio, sudaryti iš standartizuotų aktyvių junginių, tam, kad suteiktų didžiausią potenciją, galingumą, efektyvumą. Tokiu būdu užtenka vos kelių lašų, kad jūs pajustumėte stiprų poveikį. Neseniai buvo nepriklausomos tyrėjų kompanijos atliktas tyrimas su daugiau nei 50 didžiausių kompanijų visame pasaulyje. Ir buvo nustatyta tokie rezultatai, kad 3 kompanijos iš jų, įskaitant ir doTERRA, eteriniai aliejai visada yra gryni. Tuo tarpu 47 kompanijų iš 50 eteriniai aliejai turėjo įvairių priemaišų, galima sakyti, sufalsifikuoti. Tai 95% tokių kompanijų falsifikuoja eterinius aliejus, tai parodo realią situaciją rinkoje, kad jokia institucija nekontroliuoja aromaterapijos rinkos, tai galima sakyti, yra toks chaosas ir tai atspindi realią situaciją pasaulyje. Kai kurių didelių kompanijų, gerą reputaciją turinčių bendrovių, nuo 50 iki 100% eterinių aliejų yra visi su priemaišomis. Tai pakankamai nemažas procentas tokių kompanijų falsifikuoja eterinius aliejus, didelę dalį savo turimų eterinių aliejų. doTERRA išskirtinumas yra tas, kad pagrindinė analizė, kuri yra reikalinga tam, kad nustatyti eterinio aliejaus grynumą, tai yra dujų chromatografijos ir masių spektrometrijos testavimas. Visus šios rezultatus doTERRA pateikia visiems vartotojams viešai. Tai yra buteliuko apačioje yra tam tikras kodas, kurį įvedus į source2u.com tinklapį jūs galite pamatyti visą šio eterinio aliejaus cheminę sudėtį, konkrečiai kokia yra reikalaujama turėti procentaliai pagal jo botaninį pavadinimą. Tai jokia kita kompanija tokios informacijos viešai nepateikia. Vienas dalykas dėl to, kad matomai turi ką slėpti dėl pačios kokybės, kitas dalykas dėl to, kad toks testavimas visų eterinių aliejų buteliukų yra pakankamai, turi būti griežtai reglamentuojamas, atitinkamai laikantis kokybės standarto savo taikymo. Tai ne visos kompanijos tą daro ir tiesiog yra kaip yra. Ir kodėl doTERRA išlaiko eterinio aliejaus tą grynumą ir potenciją, kadangi išgavinėja eterinius aliejus įvairiose šalyse, kur augalas auga natūraliomis savo gamtos sąlygomis, tam, kad turėtų geriausias, stipriausią potenciją ir kad eterinis aliejus būtų efektyvus mūsų sveikatai. Ir dauguma tai yra besivystančios šalis, tai matote
žemėlapį, tai daugiau tiek Afrikos, tiek Azijos, Pietų Amerikos, ten, kur gamta yra švari, be jokių gamyklų, be jokio užterštumo. Ir ne viena kompanija negali lygiuotis kokybę į doTERRA, kadangi doTERRA bendradarbiaudama su vietiniais augintojais, apjungdama juos į kooperatyvus, tokie kooperatyvai užtikrina pastovumą, pastovų tiekimą ir konkrečiai 98% tokių augintojų tiekia tik tai doTERRai. Tai yra tik tai 2% tiekia ir doTERRai, ir kitoms kompanijoms, bet tai yra tokie ingredientai, kurie mažai naudojami tam tikruose mišiniuose daugiausiai. Ir tokiu būdu kitos kompanijos negali išgauti tokios pačios kokybės, kaip kokią turi doTERRA. Ir tokiu būdu šis aukštas procentas bendravimas su vietiniais augintojais leidžia užtikrinti tiekimo pastovumą, augant vis didėjančiai eterinių aliejų paklausai. Taigi, kas yra imuninė sistema? Imuninė sistema mūsų organizmui veikia kaip apsauginė sistema, tai yra apsauganti nuo įvairių aplinkoje esančių grėsmių, tokių kaip patogenai, tai yra virusų, bakterijų, grybelių, ir tuo pačiu neleidžia šiems patogenams, kaip minėjau, įsiskverbti į mūsų organizmą. Imuninė sistema geba identifikuoti ir atitinkamai kovoti su šiais patogenais, nepažeisdama mūsų sveikų kūno audinių ląstelių. Ir tokiu būdu atsiradus kažkokiam mutavusiam kažkokiam patogenui vėl geba prisitaikyti ir su juo kovoti, bet kadangi vis labiau patogenai mutuoja, įvairūs virusai atsiranda vis naujesni, dar nežinomi, tokiu būdu imuninė sistema turi kovoti, atpažinti, turi kovoti ilgiau su jais. Tačiau mes eterinių aliejų pagalba galime paskatinti imuninės sistemos funkcijų aktyvavimą ir tokiu būdu kovoti su šiais patogenais, padėti imuniniai sistemai labiau susitvarkyti su šiais patogenais. Taigi pristatysime tuos antivirusinius, antigrybelinius ir antibakterinius eterinius aliejus. Bet pradžiai dar norėčiau priminti apie pagrindinės priemonės, kurias turite taikyti, higienos priemonės, tam, kad tie patogenai nepatektų sunkiau patektų į jūsų organizmą arba nepatektų visai. Būtina palaikyti rankų higieną, tai yra plaunant rankas su rankų muilu, dezinfekuojant jas su įvairiais purškikliais, kuriuos galite pasigaminti patys arba įsigyti. Taipogi užsidengiant burną, jeigu kosėjate ar čiaudite, arba tiesiog irgi stengiantis apsisaugoti nuo tokių žmonių, kurie yra šalia su tokiais simptomais. Taipogi palaikant švarią namų aplinką, ypatingai dezinfekuojant patalpas, valant, kad apsisaugoti nuo įvairių toksinų, cheminių medžiagų, toksinų, kurie yra cheminėse medžiagose, ir taipogi neliečiant akių ar nosies. Pagrindiniai imuninės sistemos veiksniai, kurie įtakoja imuninę sveikatą ir kurie taipogi bendrai sąveikauja vienas su kitu, galima sakyti, būtina palaikyti bendrus šios veiksnius tam, kad jūsų sistema pilnavertiškai atliktų savo funkciją. Tai yra dažniau mankštinti, sportuoti, tinkamai valdyti stresą, streso jausmus, emocijas, sveikai maitintis, šviestis, kas tai yra sveika mityba, bei pritaikyti savo, nebijoti eksperimentuoti.
stebėti savo organizmą tuo pačiu, kaip reaguoja į pasikeitusią mitybą. Ir taipogi puikus veiksnys yra eteriniai aliejai, kurie taipogi paskatina bendrą geresnį sveikatingumą. Jeigu yra kokių klausimų, Lina, gali bet kada klausti, iš karto galime ir atsakyti. Jeigu turi kažką irgi pridėti man bepasakojant, tai įsiterp. Taigi, 3 pagrindiniai žingsniai padedantis palaikyti sveikas imuninės sistemos funkcijas, tai yra prevencija. Ką tai reiškia? Kad, kaip minėjau, reikia palaikyti įprastą higieną. Ir taipogi eteriniai aliejai užtikrina tą pačią prevenciją, apsisaugojant nuo įvairių patogenų. Taipogi būtina stiprinti imuninę sistemą, ne tik kada jau pasireiškia simptomai, kada jau jaučiatės negerai, bet ją būtina stiprinti visada. Geriausia, kaip minėjau, sporto, mitybos, emocijų valdymo pagalba. Taipogi jau pasveikus būtina laikytis sveikų įpročių, palaikant sveikus įpročius, negalvoti, kad jūs turite gerinti savo sveikatą tik tai tada, kai jau susergate. Kokie yra pagrindiniai antivirusiniai aliejai, labiausiai žinomi pagal įvairias aromaterapijos knygas, arba mes taipogi remiamės prancūzų aromaterapijos studijomis. Taigi pagrindiniai žinomi antivirusiniai aliejai, tai yra tokie, kurie slopina viruso plitimą, yra gvazdikėlių, eukaliptų, arbatmedžių, raudonėlių, citrinžolių eteriniai aliejai. Taipogi yra žinomas pagal aromaterapijos knygas yra žinomas toks apsauginis mišinys ir kvėpavimo mišinys. Mes vėliau prie jų prieisime. doTERRA taipogi turi kaip analogus, tiesiog mes šiuo atveju paminime, ką mums rekomenduoja aromaterapijos studijos ir kita informacija. Pagrindiniai naudojimai yra garinant patalpoje su difuzoriumi. Tie, kas naudojate eterinius aliejus, manau, visi turite difuzorius, jeigu ne, tai, sakyčiau, tai yra būtina priemonė namuose. Taipogi kitas būdas yra tepant, atsiskiedus su augaliniu aliejumi. Suaugusiam žmogui įprastai užtenka vieno lašo eterinio aliejaus su, tarkim, 4-5 lašais augalinio aliejaus, bet tai taipogi priklauso nuo to, kokį eterinį aliejų naudojate. Mes, kadangi naudojame doTERROS eterinius aliejus, mes pasitikime jų grynumu, jų kokybę. Ir tokiu būdu eterinis aliejus su tokiu skiedimu yra pakankamai saugus naudoti tepimui. Tačiau jeigu jūs naudojate kažkokį kitą eterinį aliejų, tai vadovaukitės kitomis rekomendacijomis. Lina, gal turi dar ką pridėti dėl naudojimo šių eterinių aliejų? Ne, neturiu. Tik tais patarčiau naudoti eterinius aliejus ir jausmams, skatinti ramybę sielai, ne tik antibakterinius ir antivirusinius. Ir gal gali iš karto tada paminėti, kokie yra pagrindiniai taškai naudojimai, tarkim, kad aktyvinti emocijas. Tai tiek emocijos, tiek ir naudojant antibakterinius, tai patartina praskiedus tepti aplink ausis, kaklas tepti ten, kur yra mūsų limfos. Taip pat, jeigu naudojant antivirusinius, antibakterinius, labai gerai yra naudoti pažastis išsitepti, ypatingai einant prieš dušą išsitepti. Kojų pėdas ir stuburą patartina tepti. Šiaip, o jeigu skatinant sielos ramybę, tai patartina tepti riešus. Ir už ausų, taip kaip kažkada naudodavom kvepalus, puršdavomės čia, taip ir
ir eterinis aliejus praskiedus tepti šitose pulsuojančiose vietose. Supratau. Tai būtent taip, tai kaip ir jeigu ir žmogus susirgo ir negaluoja, tai kad papildomai dar ir naudotų raminančius aliejus. Tai iš raminančių būtų levanda labai gerai, bergamotė. Bergamotė yra tokia neutrali tiek vyram ir moteriam tinkanti. Apelsinas, vetiverija labai gerai. Ačiū. Ir kokie yra pagrindiniai antibakteriniai aliejai, tai yra apsaugantis nuo bakterijų plitimo arba naikinantis. Tai yra tie patys gvazdikėlių, taipogi cinamonų, eukaliptų, arbatmedžių, raudonėlių, čiobrelių, eteriniai aliejai, citrusiniai, puikiai tinkantis, rozmarinų taipogi ir galima dar naudoti kopalių, pavyzdžiui, kuris taipogi puikus priešuždegiminis eterinis aliejus, kitai dar vadinamas kopaima, ir taipogi apsauginis mišinys, kuriame įeina taipogi visi dauguma šių suminėtų eterinių aliejų. Naudojamas tas pats, kaip ir minėjome, ir pagrindiniai antigrybeliniai aliejai, kurie apsaugantis, kovojantis su grybelinėmis įvairiomis infekcijomis. Tai yra gvazdikėlių, cinamonų, arbatmedžių, raudonėlių, čiobrelių, rozmarinų, tujų apsauginis mišinys. Tai dauguma šių eterinių aliejų, kaip matote, yra pasikartojantis tiek antivirusiniai, tiek antigrybeliniai ir antibakteriniai. Jie visi turi panašius cheminius komponentus, kurie atitinkamai turi šias savybes. Ir būtų galima paminėti, kad kai kurios eterinius aliejus galima naudoti į difuzorių, o kai kuriuos patartina tik tepti ant kūno. Tai tarkim, jeigu palengvinti kvėpavimą, tepti krūtinę, taip pat praskiedus. Labai gerai. Taipogi nepaminėjama, kad yra taipogi galimybė vartoti į vidų, tai yra žinomas naudojimo būdas aromaterapija, tai nėra naujas kažkoks dalykas, tiesiog priklausomai irgi nuo eterinio aliejaus kokybės, jo grynumo, ne visos kompanijos tokį būdą rekomenduoja naudoti, tai doteros eterinius aliejus galima vartoti į vidų. Tai yra doteros viena iš rekomendacijų, vienas iš naudojimo būdų. Tiesiog irgi reikia vadovautis dotero rekomendacijomis, kaip galite tai daryti saugiai. Tai galėtume paminėti, kad yra tuščios kapsulės, į kurias galite įpilti augalinio aliejaus būtinai ir tuomet lašinti lašiukų eterinio aliejaus. Dienos paros norma yra iš tikrųjų suaugusiam 24 lašai. Ir tuos lašiukus būtų nuostabu išdalinti, tarkim, vienu metu naudojant 2-3 lašiukus į kapsulę. Ir priklausomai intervalas tarp naudojimo priklauso nuo to, ar jūs naudojate tik profilaktiškai, ar jau virusui įsibėgėjus, tai patartina naudoti dažniau. Taip, bet naudojant profilaktiškai jau tas kiekis vis tiek nebūtina siekti jo iki maksimalaus leistino kiekio, ta prasme, užtenka naudoti vidų, tarkim, po 2 lašus tokioje augalinėje kapsulėje 3 kartus dienoje, tai viso maksimum 6 lašai. Nebūtina siekti to 24 lašų maksimalaus kiekio. Tai reikės tą daryti. Taip pat dar galima įmaišyti keletą lašų, vėlgi priklausomai nuo ko ir naudojate į medaus šaukštelį. Nes iš tiesų ir vaistinėje, jeigu perkate ledinukus nuo kosulio, tai jie būna su eteriniais aliejais padaryti. Tai tų naudojimo būdų yra įvairių. Mes turime klausimą, o kaip dėl alergiškų žmonių žiedadulkėms. Tai jeigu klausite, ar dirgina eteriniai aliejai, kurie žmonės turi
alergiją žiedadulkėms, tai Čia galima gali būti citrusiniai aliejai, gali dirginti, bet jeigu... Čia galima labiau atsakyti taip, kad kokie eteriniai aliejai gerina patį kvėpavimą. Tai irgi tas pats kvėpavimo mišinys, kurio sudėtyje yra tokie aliejai kaip eukaliptas. Jeigu yra klausimai būtent dėl žiedadulkių, tai iš asmeninės patirties galiu sakyti, doTERROS mišinys DDR Prime yra geriausias. O šiaip naudojama dar yra levanda, citrina ir pipirmėtė. Bet čia, kadangi jau Lina yra pati išbandžiusi iš savo šeimos patirties, turi šį atvejį, tai tokiu būdu gali drąsiai tai rekomenduoti. Bet pačios tokios doTERROS rekomendacijos alergijoms nėra ir negali būti, ta prasme, tai tokius tyrimus pati kompanija nėra atlikusi. Bendrai, kaip ir sakome, yra tokie aliejai, kurie įeina į tą patį kvėpavimui skirtą mišinį, tai yra eukaliptų, arbatmedžių, citrinų, pipirmėčių eteriniai aliejai pagrindiniai. Tai Linos patirtis, minėjai, yra tavo vyras, taip? Tiek vyras ir mano dukra viena turi alergiją, tai žiedadulkėm. Tai pastebėjau, tarkim, dukra nelabai gali naudoti citrusinių aliejų, ją sudirgina. Bet padėti priepuolio atveju, tai levanda visada numalšina tą. Nes levanda yra antihistaminas natūralus, taip kaip naudojate vaistus nuo alergijų su antihistaminu, taip ir levanda turi sudėtyje natūralų antihistaminą. Sekantis klausimas, kokius eterinius aliejus galima tepti grynus ir kuriuose vietose? Grynus eterinius aliejus reikėtų pirmiausiai pasidaryti odos testą, ar jums nealergizuoja. O šiaip mažomis dozėmis tepti saugu yra, tarkim, levanda. Jeigu tepate tik tam tikrą lopinėlį odos mažą, tai tarkim, ar tai spuogas, ar tai sutrenkimas, ar nusideginimas. O šiaip rekomenduojama atskiesti, tepant didelius plotus, jeigu krūtinę ištepti ar nugarą. Bet labiausiai žinome tokie kaip saugiausiai tepant aliejai, tai levanda, arbatmedis, bosvelijų, frankincense, tokie turbūt taip, ramunėlių taip pat. Gerai, tai toliau tada tęsiam imuninės sistemos palaikymui, kokie yra kiti skirti doTERRA produktai ir koks jų būtų naudojimas. Tai tam, kad palaikyti sveikas imuninės sistemos funkcijas, yra mišinys iš kolekcijos vaikams, vadinasi Stronger. Tai skatina natūralią imuninės sistemos apsaugą, ramina emocijas ir odą. Sudėtyje esantis eteriniai aliejai padeda sušvelninti emocijas, skatina pozityvius jausmus, atsparumo jausmą, sustiprina protą ir kūną. Sudėtyje yra bosvelijų, rožių, licėja, tai vadinamas japoninių laurenių aliejus. Ir pagrindinis naudojimo būdas tai būtų tiesiog tepti krūtinę, nugarą, pėdų padus. Šitas vienas iš mano mėgstamiausių, aš pati naudoju kaip kvepalus. Ir sezoniniu metu tai vienas iš labiausiai rekomenduotinų mažiausiems naudoti. Taipogi pagrindiniai doTERRA produktai imuninės sistemos funkcijų palaikymui, tai yra OnGuard mišinys, jau minėtas, turintis analogą pavadinimą kaip apsaugantis mišinys, kurio sudėtyje yra laukinio apelsino, gvazdikėlių, cinamonų, eukaliptų, rozmarino eteriniai aliejai. Tai dauguma tokių, kurie turi antibakterinių, antivirusinių savybių.
OnGuard mišinio naudojimas yra tepti ant nugaros ir pėdų padų, aišku, atsiskiedžiant su augaliniu aliejumi. Vaikams būtų nuo 5 metų, ar maždaug nuo 4-5 metų patartina tik naudoti šitą mišinį, kadangi... To tokio amžiaus vartojimų į vidų aplamai nėra reglamentuota, tai jau galima sakyti... Ne, ant odos turiu omeny. Ant odos, taip. Čia būtent yra dėl to, kad jame yra gvazdikėlis ir cinamonas. Tai vieni iš tokių stipresnių eterinių aliejų, kurie... Bet yra, pavyzdžiui, irgi OnGuard kapsulės, kurias, jeigu netepant, yra patogus vartojimas į vidų, tiek suaugusiam, tiek paaugliui vaikui. Taipogi yra dezinfekuojantis OnGuard purškiklis, rankų dezinfekcijai, kambariuje, mašinoje taipogi. Ir pagrindinės OnGuard savybės yra palaiko sveikas imuninės sistemos funkcijas, apsaugo nuo aplinkoje esančių grėsmių, taipogi valo ir dezinfekuoja aplinką ir labiausiai praverčiantis ir labiausiai naudojamas šaltuoju metų laiku tiek Lietuvoje, tiek įvairiose kitose šalyse. Tai galime sakyti, numeris 1 šaltuoju metu. Jį galima naudoti ir difuzeryje, ir tepti ant odos, praskėdus. Ir tikrai efektyvus. Mūsų puslapyje taipogi galite rasti daug mūsų išbandytų naudotų protokolų, tai tikrai pravers universalus aliejus. Vienas iš tokių receptų kartu, protokolų mūsų išbandytų kartu su OnGuardu yra šis mišinys imuniniai sistemai, kurį galite pasiruošti turėdami bosvelijų, citrinų, raudonėlių, arbatmedžių eterinius aliejus bei OnGuard mišinį. Tai vienas iš paprasčiausių pasiruošiant būtų 10 ml buteliukas su rutuliniu aplikatoriumi, įlašinant po 10 lašų kiekvieno eterinio aliejaus ir likusią talpą užpildant augaliniu aliejumi, tepant nugarą, pėdų padus, sprandą taipogi gali. Jeigu turite kažkokį irgi diskomfortą gerklėje, galite pasitepti gerklę, ar tiesiog jeigu jaučiate kvėpavimo diskomfortą, taipogi krūtinę. Vartojimas į vidų, taipogi galima šio eterinio aliejaus pasiruošiant augalinės kapsulės. Mes tai esame irgi jau išbandę ir naudojame tikrai dažnai. Tai po 1 lašą, maksimum 2, kiekvieno eterinio aliejaus susilašinant į kapsulę ir laikantis maksimalios paros normos vartojant į vidų reikalavimą. Taipogi galite pasidaryti atitinkamą mišinuką, vadovaudamiesi skiedimo vadovu pagal vaiko amžiaus. Jeigu kas norėsite skiedimo vadovo rekomendacijų, galime atsiųsti atskirai, parašykite mums. Ir naudojamas tepimui, tepti pėdų padus, stuburą kasdien arba kas 2-3 valandas. Taipogi yra kvėpavimo sistemai skirti doTERRA produktai, tai tiek Breathe Air, kitaip dar vadinami saldainiukai, tepimui skirti mišiniai jau paruošti, arba grynas šių eterinių aliejų, tai lauro lapų, pipirmėčių, eukaliptų, arbatmedžių, citrinų, kardamonų, ravensara eterinių aliejų mišinys. Ir taipogi yra pieštukinis kvėpavimo, kaip čia pasakyti, tepamas pieštukas, taip? Jisai nelabai tepamas, jisai tiesiog kaip inhaliatorius. Jis inhaliuoja, taip. Jo, jisai, aš iš tikrųjų netgi matau, čia pas mane ant stalo yra padėtas, jisai yra kaip gelis. Tiesiog atsisukia ir kvėpuoji.
Na ir ypatingai taipogi šaltuoju metų laiku labai geras derinys kvėpavimo sistemai ir imuniniai sistemai, tai yra OnGuard ir šie Air produktai. Labai gerai derinti vieną su kitu, tiek difuzorėje, taipogi turint tiek OnGuard, tiek Air mišinius. Kiti OnGuard produktai, pagrindiniai imuniniai sistemai, tai skystas rankų muilas dezinfekavimui, kapsulės vartojimui į vidų, mūsų jau minėti žirniukai kapsulytės, taipogi yra valiklis įvairiam paviršių valymui arba tiesiog irgi indų plovimui, skalbiklis drabužiams, dantų pasta, labai šaunus produktas, ir saldainiai gerklei, kvėpavimui, burnos dezinfekcijai ir apsaugai. Taigi, niekas nesikeis, nieko nekeisite, pradėti galite bet kada, bet geriausia pradėti dabar. Tai galite daryti mažais žingsneliais, nebūtina iš karto imtis kardinalių pokyčių gerinant sveikatą. Darykite geresnius pasirinkimus, kurkite sveikus kasdienius įpročius, sveikesniam gyvenimui ir visą tai galite padaryti kartu su doTERRA. Kaip tai padarėme ir mes. Didmeninio kliento privalumai, kaip galite įsigyti eterinius aliejus, tai yra didmeninio kliento statusas, kuris suteikia šios privalumus, tai produktų įvairios nuolaidos, akcijos, pastovios vykdomos doTERROS, taipogi lojalumo programos taškai, kuriuos galite panaudoti iškeičiant į produktus, atlygio už pristatymą taškai, tokiu būdu jums pristatymas nekainuoja, ir nemokami įvairūs produktai. Taipogi galite dalyvauti lojalumo programoje, tai yra gauti papildomai iki 30% visų lojalumo programos pirkinių produkto taškais nemokamai. Trys būdai, kaip įsigyti doTERRA eterinius aliejus, tai pirmas yra pirkti mažmeninę kainą nesiregistruojant, tai yra brangiausias variantas, nerekomenduotinas. Galite taipogi susimokėti narystės mokestį, kas yra 24,5 € ir pirkti pasirinktus produktus, kokie yra jums aktualūs esamų metu, tarkim, didmeninė kaina jau su 25% nuolaida. Arba galite įsigyti vieną iš rinkinių pradedantiesiems, kuriuose jau narystė yra įtraukta. Taipogi, dalyvaujant lojalaus pirkėjo programoje, tai yra ekonomiškiausias variantas, bet tai nėra privalomas. Ir šį mėnesį turime specialų kovo mėnesio pasiūlymą naujiems nariams. Tai yra registracijos pasiūlymas, kai užsiregistravus kovo mėnesį kaip naujas sveikatingumo advokatas arba didmeninis klientas ir pateikus 100 PV produkto vertės taškų narystės užsakymą, kas yra tolygu apie 120 €, gautumėte 50 produktų taškų, kaip naujas narys, taipogi gautų užregistravęs asmuo tą pačią sumą. 50 produktų taškų yra apytiksliai tolygu apie 50 €. Tai tikrai gera grąža ir vienas iš geriausių doTERROS pasiūlymų, kokie yra buvę aplamai. Kaip galite pasinaudoti šiuo pasiūlymu, tai, kaip minėjau, atsidarant savo narystę, įsigijant atskirus produktus, susimokant narystės mokestį, arba įsigijant konkrečius rinkinius pradedantiesiems, tai šis rinkinys Family Essentials yra su pagrindiniais eteriniais aliejais, tokiais kaip levandų arbatmedžių, citrinų, pipirmėčių, raudonėlių, basvelijų, OnGuard mišinys imuniniai, Air mišinys kvėpavimui, Zengest virškinimui ir dyblių raumenų kaulų diskomfortui sumažinti, palengvinti. Ir taipogi yra OnGuard žirniukai ir pipirmėtė žirniukai vartojimai į vidų. Visas šis rinkinys įprastai kainuoja 148 €.
Pasinaudojus įsigijus šį rinkinį šį mėnesį, jūs taipogi gautumėte papildomai 50 produkto taškų, kas, kaip minėjau, yra tolygų 50 eurų vertė. Bei gautumėte iš mūsų doTERRA bendruomenės OnGuard dezinfekuojantį purškiklį rankoms. Taigi, įsigijus šį rinkinį, sutaupote apie 99 eurus nuo to, ką įprastai sumokėtumėte įsigijant atskirai šios produktus. Kitas rinkinys pradedantiesiems yra 3 kartus didesnės talpos, tai yra 5 ml buteliukai. Šeimos rinkinys yra su 5 ml buteliukų talpa. Tai Home Essentials rinkinys yra 15 ml tie patys eteriniai aliejai. 3 kartus didesnė talpa už mažiau nei 2 mažų buteliukų rinkinio kainą ir taipogi difuzorius nemokamai. Taigi jo kaina yra 283 eurai. Tai galima sakyti yra ekonomiškiausias, labiausiai perkamas rinkinys, vos tik pradėjus naudoti doTERRA produkciją. Ir su šiuo rinkiniu sutaupytumėte apie 145 eurus, nei kad įprastai sumokėtumėte įsigijant atskirus produktus. Ir taipogi galioja ta pati mėnesio akcija, gautumėte 50 produktų taškų, 50 eurų vertės bei frakcionuotą kokosų aliejų. Taigi, jeigu norite pasinaudoti šiais pasiūlymais arba įsigyti atskirus produktus, galite rašyti, mielai pakonsultuosime, kaip galite geriausia tai padaryti ir parekomenduosime labiausiai tinkamus jums produktus. Jeigu turite dar klausimų, rašykite po video peržiūros, mielai atsakysime vėliau. Ir taipogi stebėkite mūsų sekančias video transliacijas, švieskite save, kaip galite natūraliomis priemonėmis gerinti savo sveikatą ir tokiu būdu apsaugoti savo šeimą įvairiais atvejais. Lina, turi gal dar pridėti kažką? Ne, tik išlikite ramus, nepanikuokite, giliai kvėpuokite ir naudokite eterinius aliejus, išlikti ramiems ir būkite sveiki. Būkite sveiki, jo. Iki pasimatymo. Viso geriausio.